Dabar dėl armavimo. Dabar imam dujų silikatą ir silikatą lygiai taip pat. Abiem reikia armuoti, kas ten 3-4 eilės. Jo, armavimas yra rekomenduojamas. Ir iš vis kam tas armavimas reikalingas? Jo, bet mes sakykim taip, tiek silikatui, tiek dujų silikatui rekomenduojam. Lietuvoje apskritai tas vadinamas armavimas sienų nėra apibrėžtas. Bet mes visada kaip gamykla rekomenduojam armuoti. Dabar dėl ko iš vis armavimas sienų yra daromas? Jisai nėra daromas dėl tvirtumo sienų. Kartais galvoja, kad, pavyzdžiui, būna su dujų silikatu mes susidurėm. Kartais armuojama dėl to, kad būtų tvirtesnė konstrukcija. Tai ne dėl to. Armavimas jis yra tam, kadangi kiekvienas pastatas pastatytas, jis juda visada. Mes turim pamatus, ant pamatų sudėjom sienas, perdangas, ten savo konstrukciją ir labai priklauso nuo grunto. Tai jeigu pamatai yra, kur būna problema, slankiam grunte, smėlį, pavyzdžiui, jie gauna apkrovas, ypatingai silikato, sunku, jie vis tiek natūraliai kažkiek sėda, tai yra neišvengiama. Ir kas gali atsitikti, gali susėsti nevienodai. Pamatai. Jie nevienodai sėdima, atsiranda tos įtampos, ar ne, sienoje. Ir tada gali atsirasti skilimai kažkur. Tai armatūra esanti sienose, ji suriša visus namo galus ir ji minimizuoja skilimų tikimybę. Va dėl to mes armuojam. Ir mes visada, kaip sakom, mes niekada nežinom projektų. Būna, kad nearmuotos sienos niekada neskils, o gali būti labai gerai armuotos ir vis tiek suskils, nes ten bus antiek judesys kažkoks, arba klaidų būna pridaryta visokiausių. Tai bendraja prasme, armavimas yra skirtas minimizuoti skilimų tikimybę dėl konstrukcijų judėjimo ir rekomenduojam, tai nėra privaloma, bet rekomenduojam tiek silikatą armuoti, tiek dujų silikatą armuoti. Jūsgi turit Murfor tokią armatūrą, taip 4 lyg ir 8 cm pločio. Tai vat mes esam Pabaltyje įgaliotas vienintelis atstovas tos Murfor armatūros. Šitą armatūrą, kuom jinai yra gera, jis skandinasi į klijų siūlę tarp blokelių. Tai nėra tie standartinė armatūra, tai nėra strypai kažkokie ar ten metalo juostos, tai yra tinkliukas, stiklo audinio tinkliukas rištas su nerūdijančio plieno vijom. Ir labai patogu, ridenam jie po 30 metrų rulonuose. Yra 4 ir 8 cm, tai 8 cm yra skirta armuoti 20 cm dujų silikatą arba 18 cm silikatą, o jeigu platesni 25, 24 ir dar platesni blokai, jie armuojasi 2 juostom po 4. Per tvarinius, jeigu armuojam irgi ten, tarkim, 1 juostą po 4. Ir kas gerai, pasiridena ant blokelio paviršiaus šitą armatūrą ir užtepam ant viršaus klijus, paskandinam tą armatūrą klijuos. Tai labai greitas darbas. Labai patogu tą armatūrą. Aš noriu dar patikslinti, tada ar mes tepam klijus ir tada dedame armatūrą? Atvirkščiai, pradžioj dedam armatūrą, ridenam, vadinkim taip, paklojam ant blokelio ir tada ant jos su klijų vežimėliu arba tą vadinamą nementę, kaip tą šukomis kelnę jo tepam klijus ir tada įskandinam. Šiaip labai svarbus momentas, kad armatūra jį dirba realiai bet kokią armatūrą, tik tada mūra, kai armuojama, kai yra įskandinta į... Tai jeigu paimam, pavyzdžiui, fasadinį tinklelį, tai mes jokių būdų negalime dėti ant fasado, uždėti, prikalti vinim, žinai, ir užtepti košę. Jo, nes jis turi, matai, būti viduj, ar ne, sakykim, taip įsiskandinti. Bet čia klijai, kadangi jie yra tas tinkliukas, jis yra ant tiek plonas, jo pilnai dengia. Nes jeigu mes paimsim pradžioj klijus, užtepsim, tai mes tą armatūrą, ten spaudydami, mes jos neįspausim. Taip, nes jūs, kai daroma yra fasada, tai kaip daro? Pratepa klijus, armamą ir vėl atskandina. O čia jau to nebedarom, nes čia turėtum ant blokelio klijus, uždėti armatūrą, vėl klijus, tu labai išstorinsi siūlę ir nesigaus elementariausiai. Ir kur gerai, va šitas yra Murforas, tai yra vienintelė armatūra Lietuvoje, Lietuvos rinkui sertifikuota mūro armavimo. Nes labai daug armatūrų, va strypinė armatūra arba dar ten randa kažkokie, nėra mūro, kaip neturi sertifikato su mūru. Tai yra, tu suarmavai, bet jeigu reikia priduoti arba rimtesni reikalavimai, problemos. O ten yra grinai, kad tai yra skirta dujų silikatinių išbandyta, ta prasme, su mūrais. Silikatui galima armuoti, beje, ją galima armuoti ir silikatinės plytas, tiek arba blokus, tiek plonas sluoksnių, tiek storas sluoksnių skiedinių. Tiek su, pavyzdžiui, mūro mišiniu darant, irgi ją galima armuoti, jinai dirba. Gamintojas yra tą mums, kaip sakyti, garantavęs, išbandęs ir yra visi sertifikatai, tai tikrai labai geras toks produktas. Šiaip įprastai armuojasi iki pirmą eilėje, ne? Jo, minimalus armavimas, tas vadinamas, arba mes, kurį rekomenduojam, tai yra pirma ir kas 4 eilė. Tai yra padedam ant pamato blokelį,
suarmuojam, 3 eilės, tada jau 4 armuojam. Ir va taip pilnu namo perimetru, arba pastato, bet kokio, va taip perimetru prasiarmuojam. Tai dar rekomenduojam apie metrą po sąramą, abiejoms, kur remiasi iš abiejų pusių po sąramom. Ir dar galima vieną eilę žemiau po langu. Po visų langų plus po metrą iš šono. Ir langus dar praarmuoti, ta prasme, nes angos visada yra toje vietoje, apkrovas dirba visai kitaip. Ir tai yra jau tokia, skaitosi ne tai kaip pilna siena, jinai silpnesnė apkrovo atžvilgiu ir kai pradeda judėjimas, o tie visi kampiniai nuskilimai taip toliau, tai galim prasiarmuoti. Bet čia ir vieno aukštų namų irgi taip pat, nes jokių skirtumų nėra, ne? Ar vieno, ar ten 3, tai nėra jokio skirtumo, nes tas susėdimas, jis gali įvykti bet kokio tipo konstrukcijų, nėra svarbu.